Ko tu manęs nefilmuoji? Mes esame Niujorke. Centrinis parkas atrodo taip. Ir tai yra labiausiai filmuojamas viešasis parkas visame pasaulyje. Čia buvo nufilmuota tokia krūva filmų. Ir šitas, ir šitas, ir šitas, ir šitas. Visų nevardinsim, bet iš viso čia nufilmuota daugiau nei 240 filmų. Štai šioje vietoje Blair iš Liežuvautojos ištekėjo. O štai čia gražuolis Timothy Chalamet bučiavo Selena Gomez. Filmas Lietinga diena Niujorke. Na, o šalia parko, prie Metropolitan muziejaus, Liežuvautojos herojai susirinkdavo užkandžiauti. O gyvūnai iš Madagaskar filmuko bėga būtent iš šio zooparko. Bet pats populiariausias filmas tai Vienas namuose 2. Niujorkas padovanoja ypatingą nuotaiką antrąjį filmo daliai. Kažkur čia parke Kevinas sutiko įspūdingąją ponę su balandžiais. Šioje vietoje lipnus banditai planavo savo nusikaltimą. O Kevinas gyvena būtent šiame viešbutyje. O čia tiesiog ėjo pro šalį. O prie šios kalėdų eglės Kevinas sugalvojo savo svarbiausią norą – grąžinti šeimą. Kiekvienas filmas tai savotiška laiko ir istorijos konservacija, atmosferos laiko kapsulė. Na, o kur mes konservavome mūsų filmo Kita moteris istoriją, žiūrėkite sekančiame rinse. Iki filmo Kita moteris premjeros liko 90 minučių.